jau esate Lietuvos mastais gerokai pažengę dvasinėme kelyje. Tai, kad jūs išlankėte 8 mėnesius, tai yra jau didelė pažanga ir tą sakau visiškai rimtai ir su dideliu džiaugsmu. Ir po truputį jau ir patys savo ir kitiems mokykitės susigaudyti dvasiniuose, pasaulėžiūriniuose, vertybiniuose dalykuose. Gyvename dideliai tokioj maišaty įvairioj. Ir mūsų aplinkoje yra tų pasaulėžiūrinių, vertybinių sumaiščių pakankamai daug. Tai orientuokitės po truputį. Esam krikščionys katalikai ir jau žinote, ką tai reiškia būti krikščionių kataliku. Kitų religijų mes neprivalome į ją žiūrėti kaip tokį visišką blogį, bet jeigu esame Kristaus mokiniai, tai tada jis yra mūsų autoritetas pagrindinis. Kitose religijose, kaip jau esu jums pasakojęs, yra to paties Dievo, kabutėse, pribarstytų tiesos ir gėrių elementų. Ir mes ten galime juos atpažinti. Ir jų pakankamai šaunių yra. Netgi pagoniškose religijose, pavyzdžiui, mūsų lietuviškojoje pagonybėje buvo nuostabi skaistos samprata. Labai keistas fenomenas religijų istorijos kontekste, nes pagoniškos religijos, ypatingai žemdirbiškose kraštuose, kaip taisyklė būdavo orientuotos į derlingumą, vaisingumą ir tai automatiškai įtraukdavo ir dažniausiai labai destruktyviais būdais įtraukdavo žmogaus lytiškumą. Ir štai Lietuvoje turime tą skaistos sampratą, kuri, aš nesu didelis specialistas, bet yra retas reiškinys, tai galiu pasakyti. Nežinau, ar unikalu, bet yra retas reiškinys. Tai galim tuo pasidžiaugti, bet tai nepakeičia mano kaip krikščionių laikysenos. Aš džiaugiuosi šituo Dievo atneštų tiesos elementų lietuviškojo pagonybėje, bet vis tiek tai lietuviškai pagonybei lygiai taip pat reikalingas atpirkėjas Jėzus Kristus ir be jo jinai yra visiškai nepajėgi žmogų atvesti į dangų, kaip ir bet kuri kita pagoniška religija. Šiandien yra didžiulė įvairovė. Dar tiek Lietuvoje nėra buvę tokios įvairovės pasaulėžiūrų, vertybių ir panašių visų dalykų. Ir reikalingas jau neblogas orientavimasis, kur katechumenatas jums šitą pradinį užtaisą turėtų duoti. Kita vertybinė tema, kurią dar įžangoj noriu paminėti, yra visą Lietuvą krečiantis garliavos įvykis ir šita visa rezonansinė byla. Tikriausiai dauguma esate jau susipažinę su arkivyskupas yra padaręs pareiškimą, internete yra kunigas Grigas yra padarę pareiškimą, reiškia mes jau turime gairias orientacinės ir galime, žinome, kaip sakant, maždaug laikysena mūsų, tikrai labai sudėtinga situacija ir tikrai nežinomųjų yra labai daug, tačiau yra pakankamai daug žinomųjų ir mes kaip krikščionys katalikai turime aktyviai užimti savo laikyseną. Visų pirma, mūsų aktyvumas turėtų būti intensyvi malda. Ir tikrai šitos maldos labai reikia. Tai melskimės kaip išmanome. Reiškia, jei kas nors galvoja, kad nemoka melstis, tai labai gera starto aikštelė. Sakyti, viešpatie, aš nemoku melstis, pamokyk mane. Nes faktiškai tas, kuris mano, kad jis moka melstis, jis yra blogesniai padėti už tą, kuris mano, kad nemoka melstis. Tai pirmas dalykas, ką mes turime šito atžvilgiu laikytis, yra intensyvi malda. Jos tikrai reikia ir padėtis tikrai yra labai įtempta. Jėgos, kurios čia susikirto, neįtikėtinai didelės ir atidengia dalykus, dėja mūsų lietuviškoje valstybėje, labai sudėtingus, labai sunkius dalykus. Tai krikščionio pirmoji pareiga ir laikysena yra malda. Tikriausiai kai kurie esate skaitę arkivyskupo ir kunigo Grigo, reiškia, nesuprantamas yra tas karšlygiškas noras ir bandymas išplėšti
mergaitę iš dabartinės jos aplinkos ir tas noro karštligiškumas ir pastangų intensyvumas stipriai didina įtarimą, kad čia yra kažkas labai ne taip. Tai vėlgi, reiškia, kaip kas išmanome, turime būti tą išlaikyti dvasinį budrumą. Kas čia yra? Čia yra, ką mes tikrai matome, vėl žinomųjų yra pakankamai daug. Vertybės, asmens vertybės, moralinės vertybės nėra neutralus dalykas. Ir štai mes gyvename visuomenėje, vakarų visuomenės dalis esame, kurioje lytiškumo netvarka yra priimtinas dalykas. Mes per daug pripratom prie tų dalykų. Einame per Laisvės alėją, atsiverčiame bet kokį spaudinį, įsijungime televizorių arba internetą ir mes matome įvairiausias lytiškumo netvarkas, erotizuotus, pornografinius. Ir kitas iki kažkaip pripratom prie to ir taip toks hi-hi-ha-ha dalykėlis tampa. Ai, čia kaip sakant, negi mes čia būsim kokie tai labai jau puritoniški. Dalykas yra tas, kad tokie dalykai kaip pedofilija negimsta tuščioj vietoje. Pedofilija yra paprasčiausiai nuosekli pasekmė ilgo kelio, didelės lytinės netvarkos. Ir paprasčiausiai mūsų lytiškumas yra labai galinga mumise esanti jėga ir jeigu šituo keliu aš pasuku ieškodamas savo laimės galutinės, tai žinokite, kelio pabaiga yra toli. Tai nebus pirmiausia. Mes jau visai pripratom prie skyrybų, prie santuokinės neištikimybės, prie gyvenimo be santuokos sakramento. Tai čia jau beveik yra norma ir mes jau kaip ir nematom tame didelės problemos. Bet matot, kas toliau seka? Toliau mes turime visus įmanomus lytiškumo iškraipimus, kuriuos šventas raštas akivaizdžiausiai smerkia ir Biblijoje tai yra visiškai neprimtinas dalykas. Homoseksualūs lytiniai santykiai, ne orientacija, ne polinkis homoseksualinis, kaip esu šnekėjęs, polinkis yra tiesiog nedarna, su kuria reikia kovoti, lygiai taip pat kaip kiekvienam iš mūsų yra pilna nedarnaus, su kuria mes turime kovoti. Bet pasidavimas polinkiui jau yra moralinė netvarka, nuodėmė ir tai nėra kelio pabaiga. Ir mes tada turime toliau visus įmanomus dalykus ir tikriausiai ir žinote, pedofilija irgi yra ne kelio pabaiga. Melskimės. Šiandien Lietuvai tikrai šitoje srityje reikalingas didžiulis moralinis atgimimas ir jeigu neįvyks jisai, tai tada pasekmės gali būti labai skaudžios, kaip ir Europai, kaip ir vakarų pasauliui. Ir taip, kaip prieš 150 metų Motiejus Valančius išblaivino Lietuvą nuo tų, kurie ją norėjo svaiginti ir iš to gauti pelną. Matot, didelis pelnas eina iš to. Lygiai taip pat šiandien vienas prie vieno reikalinga, kad kažkas tai Lietuvą pakreiptų, pašauktų į lytinio tvarkingumo, šventumo, skaistumo laikyseną. Jeigu tas neįvyks, tai tada destrukcija šitoje srityje yra labai gili ir labai visli ir labai plačiai skleidžia savo šaknis. Ir kodėl, žiūrėkit, niekas nešneka apie tai, kad visos tos porno reklamos, kurias aš važiuodamas matau mieste ir kiekvienas iš mūsų čia matome, skatina mūsų santuokinę neištikimybę. Kai kurie atsilaikome, kai kurie nesilaikome. Aišku, tų reklamų nepakanka, bet jos veda į kitus dalykėlius ir taip toliau. Santuokinė neištikimybė labai kenkia valstybei, nes vaikai augs dvasiškai, psichiškai, emociškai ir kitaip sužaloti. Sužaloti vaikai nepajėgs būti gerais darbuotojais. Ir jų išlaikymui ir jų gydymui reikės daug lėšų, tai kenkia valstybei. Ir kažkaip reiškia šitos elementariausios, tiesiai matomos sąsajos, taigi čia yra tiesioginis valstybės griovimas. Ir tame tarpe net ir tos ekonomikos tos pačios. Tai
didžiulė sritis. Matot, dideli pinigai čia eina. Abortų pramonė, dirbtinio apvaisinimo pramonė, kuri labai dengiasi gailestingumu ir verkšlena, kokie čia negailestingi tie katalikai, yra labai dideli pinigai. Lyties keitimo visa šita, reiškia, į Lietuvą ateinanti. Aš neprisimenu, kur dabar tą mintį skaičiau, bet čia viena iš tokių, ta moteris nėra krikščionė, jinai yra krikščionė, bet kaip sakant, jinai nėra dvasinis rašytojas. Tokią mintį perskaičiau, sako, kaip įdomu, reiškia, kai užsimano žmogus keisti lytį, tai atsiranda gana daug jam norinčių padėti. Bet kai žmogus, pavyzdžiui, nes jisai jaučiasi esas, būdamas vyras, tarkim, jaučiasi, kad yra moteris. Bet sako, kai žmogus jaučiasi esas Napoleonas, tai niekas netaip neskuba jam padėti. Nes matot, anoj pusėje yra dideli pinigai. Ten labai apsimoka, kad būtų kuo daugiau tokių, kurie norės keisti lytį. Ir paskui, reiškia, pakeitus vėl atkeisti, pabandyti vieną kitą. Reiškia, nes ten labai geri pinigai. Ir tie pinigai dažnai, paskui sekantis žingsnis, kad jie eitų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Nes negi mes katalikai būsim tokie negailestingi, kad štai tokiam žmogui nenorėsim padėti. Viskas daroma gailestingumo vardu. Eutanazija. Taigi, aš sakyčiau, tai melskimės už moralinį sąjūdį Lietuvoje, kad prasidėtų naujas sąjūdis. Mums reikalingas naujas atgimimas. Ir tas atgimimas turi būti labai gilus, moralinis. Kaip jūs jau suprantate, moralinis sąjūdis neįvyks be rimto dvasinio pokyčio. Mes negalim save paimti ir taip už batų raištelių pakelti morališkai, arba už pakarpos, kaip Münchhausenas save pakėlė. Tai mes to negalim padaryti. Reikalingas atramos taškas ir jis yra Jėzus Kristus, tas atramos taškas. Bet matot, dideliai daliai visuomenės toks pagrindas dar yra tolimą kelią reikia nueiti. Bet Lietuvoje pakankamai daug sveiko proto žmonių, kurie supras, kad jeigu mes būsim nemoralūs, tai pirmas dalykas save ir aplinkinius darysim nelaimingus ir valstybė bus labai problemiškoj būklėje. Tai Garliavos įvykiai iškelia visą šitą situaciją labai aštriai ir labai užaštrina į dabartinę šitą esamą būklę. Ir tai gali būti šansas Lietuvai. Labai rimtai susimastyti. Kol dalinami lapai yra, čia yra mišių eiga. Dauguma iš jūsų turite, vienas mūsų dalyvis Linas atsiuntė labai tokį šaunų sutrumpintą variantą ir Renata jums prieš pusmetį persiuntė tą sutrumpintą variantą. Tikiuosi, kad jūs jį naudojate. Šiandien mes skirsime laiką pilnai mišių eigai peržvelgti, perbėgti. Ir iš karto jau turbūt aišku, kad šitas mūsų ir pilnesnis peržvelgimas bus tik tai įžanginio pobūdžio. Nes mišios kaip krikščioniškojo gyvenimo centras ir viršūnė yra per daug turtinga realija, kad galima būtų ją išsemti per tokią trumpą gero pusvalanduko paskaitėlę. Dar kur daliname, kreipkite dėmesį į tą dialoginį mišių pobūdį. Mišiose vyksta dialogas žodžiais ir veiksmais. Dauguma iš tų žodžių, dauguma iš tų veiksmų ir didelė dalis žodžių yra simbolinio pobūdžio, simboliniai. Ir jeigu trūksta tų lapų, tai tada po dviem žmonėm po vieną imkite, užteks visiems. Antanas užtikrinamus. Mišiuose nėra stebėtojų. Už tai teisingas veiksmažodis nusakyti, ką mes veikiame mišiuose, yra dalyvaujame. Mes mišiuose dalyvaujame. Mes mišias nestebime, neklausome, bet juose dalyvaujame. Visi yra mišių dalyviai, kiekvienas pagal savo vaidmenį. Kunigas atlieka savo vaidmenį, susirinkę pasauliečiai savo vaidmenį, patarnautojai savo vaidmenį, skaitovai savo vaidmenį, visi yra aktyvūs mišių dalyviai. Mišios nėra koncertas, nors gerai, jeigu choras tinkamai gieda ir tinkamai mus įvesdina į liturginį giedojimą.
Mišios nėra spektaklis, nors gerai, jeigu jos yra tikrai iškilmingai ir tvarkingai ir tinkamai švenčiamos. Visa tai yra gerai. Bet nebūtų teisinga užimti stebėtojų, klausytojų ar kažkaip tai kitaip neaktyviai dalyvaujančiųjų poziciją. Šitam jums dalytuose lapuose pajuodintų šriftu yra mūsų atsakymai, o paprastu šriftu yra reiškia kunigo žodžiai. Taigi, pradedam kaip ir visas maldas, pradedame kryžiaus ženklu, kuris yra krikščionio kovos ir pergalės ženklas. Kryžiaus ženklas yra kovos, kurią laimėjo Jėzus ant kryžiaus, o mes kovojame gyvendami savo gyvenimėlius, neždami savo kryželius, ir tai yra, reiškia, mūsų krikščioniško gyvenimo centras. Liečiam kaktą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus krūtinę ir šventosios dvasios, šventosios kairį petį, dvasios amen. Paprastas, tikriausiai visi nuo vaikystės mokame. Didelė teologija yra, reiškia, kur čia dabar tą pauzę padaryti. Ir ko gero, dabartiniai bažnyčios dokumentai, katekizmai, net ir skyrybos ženklus truputį kitaip sudėlioja, pauzę darome po žodžio Dievo, vardant Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios amen. Ta pauzę darome tam, kad žodis Dievo būtų priskiriamas kiekvienam iš 3 švenčiausios trejybės asmenų, kurie kiekvienas yra tikras Dievas. Tiek Tėvas, tiek Sūnus, tiek šventoji dvasia yra Dievas. Vienas Dievas 3 asmenyse. Kai truputį skubame, tai gali susidaryti lingvistinis, o vėliau ir mentalinis įspūdis, kad tik tai pirmasis asmuo yra Dievas. Aiškiai, jeigu sakom vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios amen, tai gal žmogus taip ir nemano, bet po 15 arba 50 metų, taip sakydamas, jisai gali jau ir pradėti taip manyti. Reiškia, susidaro įspūdis, kad tik tai pirmasis asmuo, tik tai Tėvas yra Dievas, tai galite šitą, reiškia, praktikuoti tą pauzelę. Tada prisimename, kad pati svarbiausioji žinia Biblijoje ir krikščionio gyvenime yra tai, kad Dievas yra su mumis. Ir visos, reiškia, mišios visą laiką, visos liturginės apeigos šituo prasideda. Ir celebrantas mums primena, viešpats su jumis. Ir mes jam sakom, aš nesu celebrantas, bet kunigui sakom, reiškia, ir su tavimi. Ta Emanuel pamoka, Dievas su mumis, Emanuelis. Senajam testamente išpranašauta, Dievo vardas yra Emanuelis, Dievas su mumis. Tai va ta svarbiausia ir pagrindinė tiek mano kaip asmens, kaip krikščionio, bandančio gyventi krikščioniškai, tiek visos bažnyčios, bendruomenės, pagrindinė žinia, svarbiausioji, pamatinė yra tai, kad Dievas yra ir jis yra su mumis, jis yra mūsų pusėje. Mes gyvename labai didelio karo būklėje ir jeigu mes pamiršim šitą svarbiausią dalyką, kad mes priklausome daug galingesniai sąjungai negu NATO. Simenat, kai Lietuva stojo į NATO. Svarbus dalykas yra turėti šitą saugumo sistemą. Tačiau mes priklausome dar galingesniai sąjungai negu NATO. Viešpats yra su mumis. Kai šitą atsistojame į Dievo akivaizdą, primename savo, kad esame Dievo akivaizdoje. Gal net neteisinga sakyti, atsistojame Dievo akivaizdą, mes visada esame Dievo akivaizdoje, bet dažnai pamirštame. Dievas visada yra su mumis, bet mes ne visada esam su juo. Ir tam, kad įvyktų kontaktas, reikia 2 ištiestų rankų, kad jos, arba 2, reiškia, išskiestų rankų apsikabinimui. Tai aš save turiu periodiškai pakreipti, nustatyti iš naujo. Taigi Dievas yra su manim. Ko aš bijau, ko man drebėti, viešpats gina mano gyvybę. Psalmiai. Praleidžiu kitus, reiškia, čia smulkesnių šriftų randate kitus variantus, reiškia, pasisveikinimo pirmojo ir tada
toliau einame prie gailesčio akto. Dievas yra mūsų tėvas, jis yra mūsų pusėje, jis yra su mumis ir turiu pašalinti iš kliūtis, kurios skiria mano buvimą, reiškia, kurios yra tarp mūsų, kad aš galėčiau būti su juo. Tos kliūtis yra nuodėmės. Aš tas kliūtis pašalinu už jas gailėdamasis ir atsiprašydamas už jas. Taigi turime gailesčio aktą. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Muždamasis į krūtinę, tas mušimas į krūtinę yra simbolinis veiksmas, nereikia labai daužyti, kad aplinkiniai pradėtų žiūrėti, ir galbūt taip jau gal taip vyrams ypatingai truputį mums reikia kartais priminti savo. Tai taip va, suraskite tokį aukšto vidurį. Esu kaltas, esu labai kaltas. Kaip jau kalbėjome, aptardami sutaikinimo sakramentą, savo kaltumo pripažinimas nėra toksai į depresiją, į neviltį varantis dalykas. Atvirkščiai, tai yra pašalinimas iš savo širdies, proto, sielos, tų dalykų, tų kliūčių, kurios mane skiria nuo mylimojo glėbio. Pašalinu tai, kas skiria mus nuo artimiausio įmanomo santykio. Ir kliūtys yra iš mano pusės. Jas pašalino, už jas gailėdamasis ir būdamas tikras, kad Dievas yra pasiruošęs, pasiryžęs, kaip gailestingasis tėvas man atleisti. Tiesa, prieš 2 savaitės gana mažai jūsų buvo, nes buvo gegužės 1, turėjome labai nuostabią meditaciją. Alvydas ją nufilmavo ir aš nežinau, ar jis jau spėjo įdėti į internetą, reiškia, ir atsiųsti jums. Kas nebuvote, būtinai pažiūrėkite. Tai yra viena iš mūsų katechumenato tokių perliukų. Aišku, filmuota medžiaga ne tas pats, kas būti čia, bet aišku, buvo šventė ir kai kurie būtų išvažiavę, tai būtinai pasižiūrėkite. Gailestingasis tėvas. Beveik 100% čia sėdinčių ir esančių tame tarp ir man, mums reikia gydyti ir tvarkyti mūsų Dievo įvaizdį. Ir vienas iš svarbiausių sužalojimų yra tai, kad mes Dievą matome kaip teisiantį, piktą policininką. Gal kai kurie matome, bet mažiau gerokai, matome kaip viską leidžiantį tokį seneliuką. Toks, jis baisiai nuolaidus. Viską leidžia. Va, kaip toks dėdukas, jau žinote, šypsosi, lingoja galvą ir viską leidžia. Neteisingas nei tas Dievo įvaizdis. Dievas yra visiškai kitoks. Ir štai ta meditacija labai giliam lygmenį taiko perduoti mums tą tikrą Dievo įvaizdį. Tai kas tik tai ne. O kas ir buvote, irgi karts nuo karto, man atrodo, vertėtų ją peržiūrėti. Nes visiems mums reikia taisyti tuos iškreiptus Dievo įvaizdžius, tuos mūsų gyvenimus luošinančius. Nes matot, nuo Dievo įvaizdžio, netgi jeigu žmogus gyvenime tokios sąvokos nėra pavartojęs ar pagalvojęs, visi ją turim. Tie pagrindiniai, tie metakonceptai, tie pagrindiniai simboliai mumise esantys – tėvas, motina, šeima, gyvenimo prasmė ir panašus dalykai – yra Dievas vienas iš jų. Iš tų. Ir nuo šito įvaizdžio priklauso mūsų savęs įvaizdis, nuo mūsų savęs įvaizdžio priklauso, kaip mes bendraujame su kitais ir tada ir visa kita priklauso. Dievo įvaizdis yra kita monetos pusė savęs įvaizdžio. Tai yra 2 labai susiję dalykai. Taigi, tas kaltumo pripažinimas neturėtų vesti mane į nuliūdimą, bet tai turėtų būti susitaikymo džiaugsmas. Nekartą esu sakęs, visa liturgija tampa prasminga ir gyva tada, kai yra atliktas namų darbas. Jeigu žmogus niekada rimtai nėra permastęs liturgijos ir nėra prameldęs asmeninėje maldoje liturgijos, aš bijau, kad tada tai yra grynas formalizmas ir gana toksai nykus formalizmas. Ateinu į mišias ir, reiškia, formalistiškai beriu kaip žirnius. Tada tikrai bus negyva, neįdomu ir po kokių 2-3 kartų, ko ten eiti?
Taigi bus lygiai taip pat, kai buvo praeitą sekmadienį. Kad ką nors sugalvotų naujo. Kai sugalvos ką nors naujo, tada nueisiu tenais. Tai šita frazė, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, gali būti labai formalistinė. Ir gali būti, reiškia, tiesiog žirniai į sieną. Bet jinai neturėtų būti formalistinė. Šitoj vietoje aš turėčiau prisiminti paskutinių savo sąžinės sąskaitų, kurias geriausia daryti kasdien vakare, skirti po 2-3 minutės, pagalvoti, kur aš šiandien prasilenkiau su Dievo valia. Tai per mišias aš tik tai prisimenu tai, ką jau esu namų darbą padaręs, ir tada tai nėra formalizmas. Bet jeigu aš to namų darbo nesu padaręs, tai tada aš bijau, kad be rimto namų darbo dalyvavimas mišiuose tiesiog žmogų turėtų bukinti. Prisipažįstus galim Dievo ir broliai seserys, kaip nuobodu, kad labai nusidėjo mintimi žodžiai, darbės atsileidimais, esu kaltas, kas ten dar toliau, pasigalėk mūsų viešpatie. Karikatūra visiška. Ir normalus sveiko proto žmogus turėtų greitai atsisakyti tame dalyvauti. Ir, reiškia, nes jeigu tu netlieki parengiamojo darbo, jeigu tu neprameldi šitų dalykų, tai čia yra panašiai kaip, žinot kas, kaip periodinis meilės prisipažinimo, super gražaus ir galingo ir poetinio sakymas be rimtos nuostatos, net nesusimastant, ką sakai. Reiškia, tai va štai tą meilės prisipažinimą sakyti žiovaujant ir nuobodžiaujant, reiškia, tai žinai, kad tu tuos žodžius išniekini, tu tuos žodžius, reiškia, prarandi. Jau dabar jie neturi tos reikšmės, viskas tau yra sugadinti žodžiai tau. Ir aš nežinau, ar atrasim kitus tokius žodžius, kurie turėjo paliesti tavo širdį, nepalietė, tu juos išniekinai, va, tai kas dabar bus. Ir tada prašome ir primename savo, kad esame viso dangaus akivaizdoje. Prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Dangus ir žemė šventų mišių metu susiliečia. Ir mes esame viso dangaus akivaizdoje. Ir šventieji, ir angelai yra čia su mumis, garbina Dievą, garbina Jėzų Eucharistijoje, ir mes tikėjimu tai žinome. Tikėjimu mes galime, reiškia, kabutėse matyti juos, ne šitom akim, bet reiškia, ar jausti, ar kažkaip tai kitaip suvokti jų buvimą čia. Iš viso mūsų krikščioniškas gyvenimas yra, galima būtų įsivaizduoti kaip stadione kovą, stebint didžiuliai dangaus auditorijai. Ir ta dangaus auditorija yra tikrai reali, jinai yra čia, ir jinai stebi kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką. Ir jie tenais serga už mus. Stenkis, taip, tu gali. Aiškiai, jie nori, kad mes tą bėgimą sėkmingai laimėtume. Ir kova yra žūtbūtinė. Čia yra daugiau negu tik tai Eurolygos medaliai. Čia yra amžinasis gyvenimas. Tai irgi kartais gali tai padėti mums tą šventųjų bendravimą intensyviau suvokti ir labiau jame dalyvauti. Mes esame nuolatinėje dangaus akivaizdoje ir jie mus mato visą laiką. Ir jie pergyvena, serga už mus, meldžiasi už mus. Te pasigaili mūsų visagalės Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Čia yra lengvų, tų vadinamų, kabutėse lengvų nuodėmių atleidimas, kurio mums reikia tam, kad galėtume pilnai dalyvauti šventosiuose mišiuose. Jeigu turime sunkią nuodėmę, tai tada reikalinga sakramentinė išpažintis. Bet lengvos nuodėmės atleidžiamos gana įvairiais būdais, tame tarpe švęstas vanduo, šlakstausi išeidamas į mišias, tame tarpe gailesčio aktas sąmoningai sakomas, mišių pradžioje yra galimybė gauti nuodėmių atleidimą. Praleidžiu kitus variantus, pasižiūrėti savarankiškai, juos verčiame sekantį puslapį ir tada yra vienintelė dalis mūsų Romos apeigose, Romos katalikų
bažnyčios apeigose, kur yra išlikęs labai archajinis iš ankstyviausių laikų graikiškas tekstas Kyrie eleison. Va tie trys kreipiniai į viešpatį, Kyrie viešpatie, eleison pasigailėk. Kartais sakom lietuviškai, kartais sakom graikiškai. Kaip žinote, graikų kalba ankstyvojoje bažnyčioje buvo pagrindinė kalba, svarbiausia liturginė kalba. Mūsų liturgija kyla iš graikiškojo, reiškia, lingvistinio to viso kelmo paveldo ir reiškia, štai čia turime tą vieną iš labai nedaugelio intarpėlių. Taip norėčiau tokį labai rimtą intarpą apie Kyrie eleison. Ar jūs žinote, kad anksčiau karalius patepdavo aliejumi? Lietuviškai būtų viešpatie iš alyvuok arba užpilk alyvos. Vienu žodžiu, šitas maldavimas yra šitoksai viešpatie atstatyk manyje karalių, nes aš esu jo sūnus ir nuodėmė atimė iš manęs viską. Ne tai, kad viešpatie atleisk ir leis, kaip nors man į skaistyklą tenais užkampyje, o paskui tenais į dangų eilinių. Bet mes visi esame vienatiniai sūnus vienatinėme sūnuje Jėzuje. Vienatinės dukteris vienatinėme sūnuje Jėzuje ir nemažiau. Ir jokiais eiliniais mes amžinybėje nebūsime. Ir už tai šitas momentas, Kyrie eleison, tai viešpatie atstatyk manyje karalių. Mes parduodam savo, mes esam princai ir princesės. Ir mes išparduodam savo tą turtą, tą savo karališkumą ir ateiname pas Dievą ir prašom, kad jis atstatytų. Tada giedame džiaugsmo, džiūgavimo himną. Garbiname Dievą. Pašalintos kliūtys mūsų bendrystėj. Ir tada iš mano širdies natūraliai išsiveržia džiūgavimo, džiaugsmo himnas. Garbė Dievo aukštybėse. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe. Nežinau kaip jums, man, kai aš jau taip tapinėjau krikščionių, mane truputį nervuodavo šitas himnas, nes matot, buvo ką tik sovietmetis pasibaigęs ir visur tenai prie visokių šiaučiūnaičių fabrikų kabodavo tokie reiškia garbė šlovingai Tarybų Sąjungos komunistų partijai. Ne. Ir taip toliau. Ir dabar čia skaitau. Garbiname, šloviname, lenkiamės. Man reikėjo išgyti. Aš esu stipriai įmerkęs uodegą, taip sakant, ir į komunizmą, sovietmečio vaikas esu ir man ilgą laiką trikdė panašumai. Ir kaip aš tą atradau šitą himną, vienas kunigas amžinatilis Juraitis, pacitavo šitą himną ir man ir nuėmė tą visą tokį. Bet kame yra esmė? Esmė yra tame, kad komunistų partija buvo niekšų organizacija, kurie blakės ėdė kraują žmonių. Ir jų garbinimas buvo iš baimės ar iš noro prie lovio prieiti ir panašiai. Mes nedalyvausime mišiose ir mūsų krikščioniškumas didelė dalimi bus labai luošas ir netikras, jeigu mes neatrasime, kad Dievas yra tas, kuris yra teisingai vertas garbinimo. Mes jį garbinam ne tam, kad jisai mums kažką duotų. Viena mano draugė, gera draugė iš mokyklos laikų, mes baiginėdami mokyklą, toks buvo mūsų būrelis ir mes ten nemažai valandų praleisdavom gelbėdami pasaulį ir apie krikščionybę diskutuodavom. Ir jinai sakė, tokį dalyką pasakė, sako, aš jau buvau toksai truputį į krikščionybę linkęs, o jie mažiau. Sako, žinai, sako, aš į tą tavo dangų norėčiau dėl vienos tik tai priežasties, nes alternatyva labai liūdna ten su šakėm. Tu gausi,
Tai sako, aš sutinku eiti į tą dangų, bet sako, ten labai bus nuobodu. Visą amžinybę reikia šaukti aleliuja. Ir va, jinai gerai reiškia tą žmogaus, netradusio Dievo laikyseną. Jeigu tu nesi atpažinęs, kad Dievas yra tas, kurį bent trupučiuką matydamas akies krašteliu, tu sproksi iš noro šaukti aleliuja. Tas aleliuja bus ne tai, kad reikia šaukti aleliuja, ar ten policija stebi, kiek kartų šaukiau aleliuja šiandien. Bet tai bus ta natūraliausiai kylanti ir trykštanti iš visos tavo kiekvienos ląstelės laikysena, tas džiaugsmo šūksnis aleliuja. Tai žiūrėkite vėlgi, tas himnas yra neblogas lakmuso popierėlis, testas. Kai aš jį sakau, ar tikrai mano vidus dalyvauja ir noriai, ir džiugiai pritarė, tikrai taip, garbiname tave, lenkiamės tau ne iš baimės, ne iš niekšiško padlaižiavimo, bet lenkiamės tau, kad tu esi vertas to. Tai yra didžiausias dalykas, tau tarnauti reiškia karaliauti. Tas garbės himnas, pasitikrinkime ir vėlgi čia didžiulis namų darbas. Čia yra turbūt ne vienos dienos darbas tą himną atidžiai, maldingai leisti į savo vidų ir žiūrėti, kur jisai kliūva, kur jisai neina dar pro mane ir ko trūksta ir kodėl. Ir čia malda ir švento rašto skaitimas, ir dvasinės literatūros skaitimas, ir studijos turėtų tuos visus mumis esančius trikdžius, kurie yra ir mūsų laimės trikdžiai, ir mūsų dalyvavimo gyvenimo pilnatvėje trikdžiai, palaipsniui turėtų keisti. Tai garbės himnas. Ir tada kunigas užbaigia pradžios šitą vadinamąją mišių pradžią, užbaigia pradžios maldą ir mes visi sakom tą hebrajišką žodį amen. Amen, kaip jau prisimenate, reiškia tikrai taip, pritariu, tebūnie, taip, ne tas. Tai vėlgi, kai mišiuose sakote amen, tai turėkite minty, ką tai reiškia. Tai reiškia jūsų asmeninį dalyvavimą. Kunigas, kaip bendruomenės vadovas, sako maldą, o susirinkę dalyviai toje mišioje dalyvauja pritardami. Tikrai taip. Amen. Prasideda pirmoji mišių dalis žodžio liturgija. Čia turime sekmadienio tvarką, šiokiadieniais nėra antrojo skaitinio, bet šiaip viskas lieka tas pats. Taigi skaitomas pirmasis skaitinys, kaip jūs girdėjote šiandien, pavyzdžiui, tas pirmasis skaitinys gali būti iš Senojo testamento, arba gali būti iš Naujojo testamento apaštalų darbų, arba apaštalų įvairių laiškų gali būti. Ir skaitinys baigiamas žodžiais tai Dievo žodis, o mes atsiliepiame dėkojame Dievui. Vėlgi ta pabaiga mus turėtų truputį, reiškia, pliaukštelt per žandą. Reiškia, nemiegok. Tai Dievo žodis. Reiškia, čia ne šiaip savo tau kažkas tai toks gerų dalykų tau pasakė, bet tas mūsų aktyvus klausymasis. Vėlgi, neturiu dabar kada čia visiškai plėtotis, bet mes dalyvausime šventose mišiose, jos žodžio liturgijoje mišių, tik tai tada, jeigu mes skaitome šventąjį raštą asmeniškai. Jeigu mes ateiname tik tai mišias, tai mes nesuprasim švento rašto, nes šventas raštas yra išganymo istorija, daugiaserijinis filmas, meilės nuotykių filmas. Ir jeigu tam kelių tūkstančių serijų gerame filme tu nesi jo peržiūrėjęs, bent paviršutiniškai, asmeniškai, tai bus nedaug naudos, jeigu tu kars nuo karto, kas savaitę pažiūrėsi vieną kitą neišeilės serijas. Tai labai. Ir kartais aš klausausi skaitinio ir galvoju, bet kaip žmogus, kuris rimčiau nepaskaitė švento rašto, ką jis čia gali suprasti, kai ten koksai pranašas Izaijas barasi, už kažką barasi Izaijas, reiškia, nei mes ten žinom, kas ten,
ten Samarija, nei ten kokių kitų tų vietovardžių ir kitų. Ir paskui tas dėkojame Dievui. Nu, nežinau, ačiū, kad baigėsi. Reiškia, nieko nesupratau. Tai, kai esu girdėjęs, kartais teologijos studentai daro tyrimus, reiškia tyrimukus tokius, kaip vaikai supranta mišias. Tai būna klausimas kartais, kuri mišių dalis labiausiai patinka. Tai visai nemažai daliai vaikų yra tas baigiamasis palaiminimas. Tai kad nebūtų tokie karikatūriniai tie mūsų, matot, čia į mišias jau sueina visas mūsų krikščioniškumas, visas mūsų krikščioniškas išprusimas ir mes turime pareigą, nebūdami net specialistai teologai, o eiliniai katalikai, mes turime pareigą naudoti savo galias, savo protą, savo emocinį valios potencialą, kuo pilniau, giliau, labiau dalyvauti šventosiuose mišiuose. Tada turime atliepiamąją psalmę. Atliepiamoji psalmė labai gražiai įsiderina kaip tam dialoge mūsų atliepas. Mes išklausime pirmąjį skaitinį ir tada atliepiamoji psalmė dažniausiai jinai taip parinkta yra, kad jinai atsiliepia į tą pirmąjį skaitinį. Atliepiamoji psalmė. Vėlgi kreipkite dėmesį, mes dalyvaujame aktyviai ir garsiai sakome tas savo dalis. Nu kaip garsiai, nereiktų rėkti, jeigu visa bažnyčia tokia primigusi, tai kartais pasitaiko ten kur nors gale toks vienas super katalikas, kuris už visus atsako tokiu dažniausiai tokio pedagogo, reiškia, tokiu auklėjamuoju tonu. Tai to nereiktų daryti, reiškia, bet iš kitos pusės neišsišokdami tiek, kiek vietinė bendruomenė dalyvauja, tai mes truputį turėtume taip, reiškia, prie garsesnių būti toje vietinėje bendruomenėje. Tame tarpe ir atliepas, psalmės atliepas yra mano dalis. Ir yra tikrai negerai, ir liūdna, ir karikatūriška, kai kunigas sako, viešpats su jumis. Nu tada jam belieka sakyti, ir su tavimi. Ne? Ir jis pasako visas dalis. Ne? O kitoje pusėje altoriuose esantys labai kuklūs ir nuolankus lietuviai. Jie yra tokie nuolankus ir tokie kuklūs ir tokie, reiškia, savo dvasinį gyvenimą saugojantis nuo tokio išviešinimo, nes tai labai intimu, kad neišgausi nei žodžių, reiškia, iš jų. Tai čia negerai. Čia nei kuklumas, nei nuolankumas, čia yra visai kitos savybės, kurios visai nėra geros. Antrasis skaitinys skaitomas tada, vėlgi, antrasis skaitinys yra irgi, jeigu buvo pirmas iš Seno testamento, tai tada antras skaitomas iš Naujojo testamento apaštalų laiškų dažniausiai, arba, reiškia, apaštalų darbų, ir baigiamas tais pačiais žodžiais, tai Dievo žodis. Tada yra posmelis prieš Evangeliją, kurį galima matyti kaip atliepą mūsų, ir šiandien Rūta padarė tą posmelį prieš Evangeliją, tai yra Aleliuja. Jo metu mes atsistojame ir tada kažkoks tai yra kažkokie žodžiai iš švento rašto dažniausiai ir vėl Aleliuja. Kartais tų žodžių gali ir nebūti. Jeigu nėra giedotojų, tai tada galima tą ir žodžiu pasakyti. Kunigas tiesiog prieina prie mikrofono ir sako Aleliuja. Ir susirinkusieji reiškia atliepas yra Aleliuja. Tas žodis Aleliuja, neprisimenu, ar sakiau jums, ar nesakiau, irgi yra hebrajiškos kilmės žodis, reiškiantis valio Dievui. Džiūgavimo šūksnis Jahvei. Jahvei, Izraelio Dievui. Ir tenais aš tų visų lingvistinių nepasakysiu ten tų vingrybių, bet jo prasmė yra, reiškia, tas tvirtas, džiaugsmingas pergalės šūksnis. Valio Dievui. Aleliuja. Ir jisai turėtų ir būti toksai neprimigęs, netoks kažkaip tai tokio vos girdimo cyptelėjimo, bet rimtas. Nu, aišku, kokį balsą turim, tokį jau naudojam, bet kartais susirinkę visai turi normalų balsą, o jau tą Aleliuja, ten ganos jau taip vos girdimai išstena, tai to nereikėtų daryti. Tada kunigas arba diakonas pirmosius skaitinius gali skaityti mišiose ir pasaulietis skaitovas ir visai pageidautina, kad pasauliečiai tinkamai tam pasiruošę, suprasdami, ką jie daro ir išraiškingai, aiškiai perskaitytų skaitinius, tai Evangelija yra skaito, reiškia, Evangelija skaito jau
šventimus turintis asmuo, tai būtų kunigas, diakonas, kunigas arba vyskupas. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal, tada sakoma, Matą, Morkų, Luką arba Joną. Tuo metu mes ženkliname save tais vadinamais mažais kryželiais - kaktą, lūpas ir krūtinę, stardami tuos žodžius "Garbė tau viešpatie". Tada skaitoma Evangelija ir po Evangelijos, celebrantas ar skaitovas Evangelijos sako, girdėjote viešpatie žodį, truputį kitoks atliepas negu po pirmo ir antro skaitinių ir atsiliepiame šlovė tau Kristau. Atliepas būtų. Tada yra sakomas pamokslas arba homilija, čia pas mus yra pamokslas, dabar labiau priimtas žodis homilija. Iš esmės tai yra šventojo rašto tolesnis išplėtojimas į mūsų gyvenimą. Kaip taisyklė, gali būti išimčių, jos yra leistinos tos išimtys, bet kaip taisyklė, homilija yra girdėto Dievo žodžio, šventojo rašto, tiek skaitinių, tiek Evangelijos, tolesnis išplėtojimas į mūsų kasdieną, kad mūsų kasdienybė būtų pašventinta Dievo ir pakeista. Pašventinta, prisimenat, ką reiškia tas žodis? Reiškia, padaryta laiminga, palaiminginta Dievo žodžiu. Ir tada, reiškia, homilijos tas tikslas yra. Tada išklausę Dievo žodžio ir jo paaiškinimo homilijoje, mes atsiliepiame tikėjimo išpažinimu. Mūsų tikėjimo išpažinimas yra atliepas į girdėtą Dievo žodį ir jo paaiškinimą homilijoje. Kauno arkivyskupijoje jau daugiausiai yra sakomas Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, ilgesnis, kitur gali būti sakomas ir tas trumpesnis krikšto arba apaštalų tikėjimo išpažinimas. Tai yra mūsų dialogo dalis, mes atsiliepiame. Vėlgi pastebėkite, jeigu tu nesi rimtai pramastęs tų žodžių, tai tada jie bus tik tai tuščias garsas ant tavo lūpų. Bet tam, kad jie galėtų išreikšti ir sustiprinti tavo širdies laikyseną teisingą Dievo akivaizdoje, tu turi būti atlikęs didelį namų darbą. Ir tą namų darbą periodiškai reikia pagilinti ir pakartoti. Tai vėlgi verta pramelsti. Tai sekminės artėja, po to bus Kristaus kūno ir kraujo šventė, Kristaus kūno ir kraujo šventė. Švenčiame mišiose, reiškia mišiose Kristaus kūną ir kraują, turim priėjimą prie jų. Tai labai verta paimti mišių eigą ir tiesiog savo kasdienėje maldoje skirti, sakykime, kasdien po 10 minučių, jeigu galite 20 minučių, jeigu kas turite galimybę pusvalandis maldai. Eilinio kataliko gyvenime 1 pusvalandis skirtas tik maldai yra tikrai ne per daug. Tikrai ne per daug. Jeigu norime būti dvasiškai gyvi, tai po truputį reikės judėti į tą pusvalandį ir netgi daugiau. Ir tai užimto šeimos tėvo arba motinos su pilnu darbo krūviu, su šeima, su vaikais. Tikrai taip. Jeigu jums tai atrodo keista ir neįmanoma, tai žinokit, mes negalėsim būti geri šeimos tėvai ir motinos, jeigu mes neskirsime laiko tik tai pasikrauti iš to, kuris yra visos tėvystės ir motinystės šaltinis, kad jis mus pamokytų, ką reiškia būti tėvais ir motinomis. Tai po truputį tai judėkim. Gali būti pradžia 10 minučių. Suraskite laiką dienos eigoje, kada galite ramiai, netrukdomi skirti laiko maldai ir viena o ką veikti per maldą? Daug ką galima veikti, bet vienas iš būdų yra imti mišių tekstus ir reiškia maldingai juos apmastyti, prašant šventosios dvasios pagalbos, reiškia, ir čia gali būti labai grandiozinių vidinių perversmų laukas. Baigėsi, ir tada turime visuotinę maldą. Po tikėjimo išpažinimo turime visuotinę maldą, kur yra išsakomi maldavimai už pasaulį, už bažnyčią, už vietinę bendruomenę, už sergančius, už, reiškia, įvairiausių poreikių turinčių žmonės, mes visi esam tie žmonės poreikių turintys, tai įsakome tuos maldavimus. Ten, pavyzdžiui, meldžiamės už popiežių Benediktą, Dieve padėk jam tinkamai atlikti savo pareigas.
skaitovas sako, vėlgi gali tai daryti pasaulietis, o susirinkusi bendruomenė sako, atsiliepia išklausyk mus viešpatie. Arba kitų atliepų. Atliepai gali būti kelių įvairūs, ne vienas, bet dažnai pasitaikantis išklausyk mus viešpatie yra. Tai va čia yra visuotinė malda. Baigėsi pirmoji mišių dalis, aukos, žodžių liturgija. Prasideda aukos liturgija. Čia yra didžiuliai teologiniai ir liturginiai lobynai. Aš nesu liturgistas, esu katechetas, tai aš tik tai taip gana gilių teologinių negalėsiu čia duoti analizių. Atnešama yra duona ir vynas. Duona ir vynas yra atnašos mišiose ir tai, ką mes atnešam duoną ir vyną, tai tampa mums Kristaus kūnu ir krauju per perkeitimą. Bet per atnašas šitoj vietoje, jeigu pastebėjote, pradedamos rinkti yra aukos bažnyčioje. Tai tas aukų, pinigai, reiškia, sumetamės tenais aukas į dėžutę kažkokią tai. Tai šitos aukos, reiškia, yra supaprastintas variantas to, kas ankstyvojoje bažnyčioje būdavo natūra atnešama. Ūkininkas atneša bulvių maišą, Paulius nuo Vilkaviškio bidoną pieno atneša ir suneša tą, kas tai yra. Tai yra vietinės bendruomenės reikmėms. Ir kas kiek išgali, tiek tas duoda. Našlė vargana duoda skatiką. Verslininkas sėkmingas duoda 100 litų. Reiškia, šičia kiek kas išgali, tiek tas šito vietoj duoda. Vėliau laiko tėkmėje be abejo praktiniais sumetimais ta natūrinė išraiška buvo pakeista į piniginę išraišką ir tą mes turime ir dabar. Reiškia, iš kitų šalių patirties ir pats kurį laiką gyvenau, mums reikia pasitempti, žvelgiant į užsienyje gyvenančius katalikus, mums reikia šitos rytė pasitempti. Tas mano mėgstamas autorius C.S. Lewis vienoje vietoje sako, mūsų aukojimas turi būti mums juntamas. Reiškia, mes turime tiek aukoti, kad pasijaustų. Nes jeigu aš tik tai įmetu, kad tiesą sakant, aš net nepajaučiu to, tai negerai yra, netvarkoj. Ir aišku, tas aukojimas gali būti tikslinis, galbūt tai nebus per mišias, galbūt tai bus specifiniam konkrečiam projektui aukojimas, bet, reiškia, jeigu aš aukoju tik tai tokią sumą, kurią paaukojęs tiesą sakant, aš nejaučiu, aš neturiu nuo ko nors susilaikyti. Ne. Ir aš tą patį taiko ir savo. Reiškia, kiek aš aukoju, ar tai yra man juntama, ar aš ko nors netenku realiai. Ir jeigu ne, tai tada yra negerai. Tai yra negerai. Reiškia, būti krikščioniu kainuoja, tame tarpe ir finansiškai. Ir vėlgi sakau, tai gali būti nebūtinai per mišias. Galbūt norite paaukoti specifiniam karitatyviniam projektui, kokiam nors maisto bankui, ar kokiam nors tenais, reiškia, kovai prieš prekybą vaikais ir moterimis. Reiškia, ir tų projektų jau yra pakankamai nemažai. Ir štai, vėlgi, ir čia esanti komanda, mes gerai žinome, mes jau 20 metų esame dosniai remiami mūsų brolių katalikų iš užsienio. Ir aš mačiau, kaip ten vyksta rinkliavos. Ir kaip ten žmonės aukoja, reiškia, tie patys katalikai. Tai šitoj vietoj tikrai yra svarbi, tas socialinis aspektas yra per silpnas. Jungtinėse valstijose prie visų abortų klinikų vyksta reguliarūs piketai. Aš kartais galvoju, ką pas mus Lietuvoje abortai nevyksta? Kada aš paskutinį kartą mačiau kokį nors protesto ženklą? Gyvenam šalyje, kurioje yra 80% katalikų. Jungtinėse valstijose yra 25% katalikų. Ir ten, kur aš mokiausi, kiekvieną šeštadienį prieš 6 ryte autobusas su studentais išvažiuodavo į greta esantį didmiestį, Pitsburgą, kur prie abortų klinikų vykdavo pusę dienos piketas, demonstracija, reiškia, protestuojant prieš šį žvėrišką, demonišką blogį. Ir, reiškia,
mūsų katalikiškam krašte yra tikrai katalikybė labai sužalota. Duonos atnašavimas, kunigas kalba savo, reiškia, maldą, ją galime girdėti. Garbė tau Dieve visatos kūrėjų, iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau, ta žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Mūsų atliepas yra garbė tau Dieve per amžius. Tada vyno taurės paruošimas panašus. Va šitoj vietoje savo mintyse ir širdyse turime sudėti ant altoriaus savo atnašas. Ne tik tai įmesti tenais litus į rinkliavą, bet šitoj vietoje turime ant altoriaus sudėti savo atnašas, savo sėkmes ir savo nesėkmes, ir savo vargus ir savo skausmus ant altoriaus. Čia sudedame. Mišiose labai daug darbo yra. Mišiose labai nėra kada nuobodžiauti. Kartais žiūriu, moteriškės plepa per mišias. Galvoju, brač, kaip jos nežino, kad dabar reikia intensyviai dirbti. Šitoj vietoj sąmoningai ir labai gerai būtų jau savaitės eigoje galvoti, ką aš atnešu į mišias. Kokią savo pergalę Dievui noriu padovanoti ir kokį savo skausmą noriu Dievui atiduoti, kad jisai jį perkeistų. Kokį savo vargą, neviltį. Tai šičia yra tas šansas, kada mes galime ant altoriaus sudėti visą savo gyvenimą. Atnašavimas. Vėl sako, atsiliepiame garbė tau Dieve per amžius. Kunigas meldžiasi, rankas plaunasi. Pradžioje rankų plovimas buvo labai praktinis veiksmas, nes tvarkant bulvių maišus ir ten visokius kitokias žemės gėrybės reikėdavo nusiplauti rankas. Vėliau jisai liko tik tai simbolinis veiksmas, labai svarbus simbolinis veiksmas ir geras, ir reikalingas. Ir reiškia, kartu su kunigu mes irgi dalyvaujame tame, kokias mano nuodėmes prašau, kad Dievas nuvalytų. Melkitės broliai ir seserys, kad visagalis Dievas tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką, sako kunigas. Mes atsiliepiame, te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul teikia jam garbę ir šlovę, o mūsų visai bažnyčiai dvasinę naudą. Tas vėlgi tas dialoginis principas dabar labai ryškus yra. Kunigas sako, mes atsiliepiam, tas reiškia nuolatinis dialogavimas. Tada sakoma atnašų malda, prašome per Kristų mūsų viešpatį, visą laiką tas mūsų atliepas nuolatinis amen, ir tada pereiname, jau artėjame prie, reiškia, centro aukos liturgijos. Viešpats su jumis ir su tavimi, aukštyn širdis, keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui, verta dėkoti Dievui, verta ir teisinga ką daryti, dėkoti Dievui. Labai svarbus dalykas yra, pats žodis Eucharistija yra dėkojimas, kaip praeitą kartą sakiau, graikų kalbos žodis ir šiandien naudojamas yra jisai, Eucharistija yra dėkojimas. Dievui dėkoti verta. Ir vienas labai svarbi krikščionio ir netgi, sakyčiau, žmogaus bendrai paėmus savybė yra dėkingumo savybė. Mes siaubingai suluošiname save ir savo artimiausius ir brangiausius žmonės, nepuoselėdami savyje dėkingumo. Ir jeigu pastebėjote, visiškai lengva būti nepatenkintu beveik visada. Nežinau kaip jūs, man tai šita kova yra labai intensyvi. Aš galiu būti nepatenkintas bet kurioje situacijoje. Toks juokas, reiškia, labai turiu daug laiko, tai juokus pradėsiu pasakoti. Turiu peršalimo problemą. Peršalu. Ir vienu metu, ir peršalu, paskui, kaip sakant, nervuojusi, nedarbingas tenais, mažiau darbingas, viską. Ir paskui, reiškia, pasveikstu. Ir kokį pusvalandį arba 45 minutės esu gana laimingas žmogus, beveik laimingiausias žmogus pasaulyje, bet tik 45 minutės. Ir paskui galvoju, bet palauk, brač, taigi tu nesloguoji daugiau, kodėl tu nesi laimingas? Nes kai slogavau, tai atrodė, va jeigu tik nesloguočiau, tai iš karto būtų gerai. Ir tada nusprendžiau, tai tiesą sakant, jokio skirtumo. Ar sloguoji, ar nesloguoji. Aš būsiu, ne tame yra laimė. O atradimą padariau, įžengęs į 50. Ne tame, keistas dalykas, ne tame yra laimė.
Ir tada pastebėjau, kad tiesą sakant, tie negalios, kokios nors peršalimo ar kokios didesnės negalios momentai yra iš tikrųjų ne mažesnio palaiminimo periodai, ne mažesnio augimo periodai, negu tie geros savijautos laikas. Nes gerą savijautą aš labai greitai užmirštu. Ir aš ją priimu kaip savaime suprantamą dalyką. O susirandu kokį nors vieną trūkumuką, dėl kurio labai meistriškai tampu nepatenkintas ir sukoncentruoju savo dėmesį ir tada gadinu savo ir kitiems nuotaiką dėl to. Tai faktiškai tas mūsų gyvenimas turi tapti Eucharistija, turi tapti dėkojimas Dievui. Ir palaipsniui, augant krikščioniškume, turbūt ir jūsų tarpe yra tikrai tokių žmonių, atrandame, kad dėkoti yra verta ir teisinga už viską. Galų gale už viską, netgi. Bet iki tol reikia kelią nueiti, reikia su Dievu artimai susidraugauti ir čia yra kelias, tolimas labai man. Taigi, dėkokime viešpačiui Dievui, verta ir teisinga. Ir tada kalbame šventas. Iš švento rašto, Izaijo knygos 6 skyriaus, kur Izaijas gauna apreiškimą, Dievo akivaizdoje pabūna ir tenais, ką jisai mato visą dangaus armiją angelų ir šventųjų ir ten visokiausių kitų, sakančių šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas. Ir paskaitykit namuose Izaijo 6 skyrių. Vat jau daugumą turite šventą raštą, ne tik Naują testamentą, jei neturite, įsigykite. Jeigu norite patarimų, tai prieikite, mes jums patarsime arba netgi ir kur nors truputį su nuolaida gausime šventų raštų. Jie pakankamai brangus, tie visi šventas raštas. Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Va čia yra iš Izaijo 6 skyriaus. Tada Osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Osana aukštybėse yra Jėzaus triumfalinis įžengimas į Jeruzalę šitą palmių verbų sekmadienį. Verbų sekmadienio čia yra tas tekstas. Štai tie du tekstai reiškia ir klaupiamės po... Nepasakiau laikysinų, bet turbūt žinote laikysinas, ne? Kitam kartui teks palikti laikysinas, ko gero. Tada kunigas meldžiasi, mes dalyvaujame, aktyviai dalyvaujame protais ir širdimis. Kunigas meldžiasi eucharistinės maldas ir duona ir vynas ant altoriaus virsta Kristaus kūnu ir krauju, siela ir dievystė. Pats Jėzus Kristus ateina ant mūsų altorių į šitą varganą bažnytėlę, kokia varganai nebebūtų, jokio skirtumo nėra. Pats dangaus kūrėjas ateina ir tampa maistu mums, kad galėtų mus maitinti amžinojo gyvenimo duoną. Tai Eucharistijos maldas... Čia reikėtų ištiso kurso apie jas ir aš to kurso net ir nesugebėčiau skaityti, bet labai siūlau jas atidžiai skaityti, nagrinėti, mėgautis jomis, tomis maldomis Eucharistijos ir gerai įleisti į save, kad jos keistų mūsų vidų. Tai darykite mano atminimui ir tada kunigas paskelbė, tai yra tikėjimo slėpinys. Dabar jau sako tikėjimo slėpinys, kai kur dar paslaptis. Mūsų atliepas. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį. Mes skelbėme Jėzaus mirtį. Esam tie žmonės, kurie skelbė Mesijo mirtį. Ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Čia tos kliausto nereikia, pas manęs kliaustas toks nereikalingas yra. Ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Jėzus mirė, Jėzus kėlės, Jėzus vėl ateis. Esame keliaujantys žmonės. Keliaujame į Jėzaus antrąjį atėjimą. Intensyviai ir džiaugsmingai laukdami pasaulio pabaigos. Sutelkę žvilgsnius į antrąjį atėjimą
Ir tas susitelkimas į dėmesio į antrąjį atėjimą padaro mus ne pasyviais pabėgėliais nuo pasaulio vargų, bet aktyviausiais dalyviais šiandien čia ir dabar. Šventasis yra tas žmogus, kurio akys nukreiptos aukštyn, bet kuris labai tvirtai stovi ant žemės. Tas tvirtas stovėjimas šioje žemėje ir labai daug svarbių dalykų darimas šioje žemėje. Ruošiamės priimti Jėzų į savo širdis ir kunigas pakviečia mus Dievo vaikų maldai. Kalbame viešpaties maldą, Tėve mūsų maldą. Tada po šitos maldos ir gelbėk mus nuo pikto nesakome amen, nėra amen, o kunigas pratęsia. Pratęsia ir va šitoje vietoje, kai jisai sako, gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo nerumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume išganytojo Jėzaus atėjimo. Šitoje vietoje pagalvokime, nuo ko man reikia prašyti išgelbėjimo. Čia yra geras šansas padaryti mini krikšto pažadų atnaujinimą. Ko man reikia atsisakyti, nuo ko man reikia prašyti, kad Dievas mane išvaduotų, gelbėtų mane, gelbėk mane viešpatie nuo visokio blogio, o ypač nuo to ir to. Va šitoje vietoje vėlgi suasmeninkim tas maldas, kad juose mes asmeniškai sudalyvautume. Ir tada mes atsiliepiame tuo pagarbinimu, doksologija, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Tada kunigas toliau pratęsia maldą, kviesdamas mus į ramybę, į Jėzaus ramybę. Viešpatie Jėzau Kristus, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę ir taip toliau. Ir tada sako, viešpaties ramybė visada telydi jūs. Atsiliepime, telydi ir tave. Tada arba kunigas, arba greta stojantis patarnautojas sako, palinkėkite vieni kitiems ramybės. Linktelime, paspaudžiame ranką, atsisukame, aktyviai dalyvaujame. Jeigu jūs nervuoja šita vieta, tai labai geras šansas augti šitoje vietoje. Žinokite, tai, kas mus nervuoja, tai toje vietoje yra mūsų augimo vieta. Žinot, kai kartais, kai žaizda gyja, tai ją pradeda niežėti, nervuoja. Arba kokį čia dar pavyzdį. Reiškia, mūsų augimas yra skausmingas, nemalonus, drugelio ritimas iš kiauto. Tai va tos vietos krikščionybėje, mišiuose, kur mus truputį trikdo, nervuoja, tai šitoje vietoje mes turim šansą augti. Ir vienas iš tokių augimo momentų yra pernelyg didelis individualizmas. Ir kai kurie žmonės nemėgsta šitos vietos, nes matai, aš taip susikaupęs esu. Ir dabar čia man reikia atgręžti savo šventas akis į šituos ne visai šventus brolius ir seseris. Tai mano krikščionybei tikriausiai trūksta to horizontalaus lygmens. Ir ta krikščionybė, kuri turi vertikalų lygmenį, jinai yra nepilna. Ir jinai yra stipriai defektuota. Tai va štai mūsų šansas net ir mišiuose, turėti tą socialinį lygmenį, ramybės palinkėjimas. Pratinkimės šypsotis. Apie ramybę šitokią nedidukę mintį. Aš nesu hebrajus, įsivaizduokite, aš nepažįstu žydų mentaliteto, bet įsivaizduokite, šitas žodis yra šelom ir šitas žodis reiškia liksvarą. Mes linkime vieni antriem liksvaros, ne tai, kad jo ramybės, aišku, ramus būkite, bet imkime liksvarą. Aš linkiu tau, kiek tau melstis, kiek nesimelsti, kiek skaityti dvasinės literatūros, kiek eilėraščių romanų, ir kiek sportuoti, ir kiek nesportuoti. Įsivaizduokite, mes linkime išsverto gyvenimo. Taip, mes linkime vieni antriems šelom.
ir iš to, kaip sakyt, atplauks ramybė. Jo, čia iš tikrųjų tai, ką Antanas sako, čia yra irgi didžiulis dalykas. Tas šalom, tas hebrajiškasis ramybės, savyje turi turtus neįsemiamus. Čia yra ta gyvenimo pilnatvė, kuri pasiekiama tik tai ryšyje su gyvenimo šaltiniu, būnant arti. Ir tas šalom yra čia visko labai daug yra. Tai yra tikrai net daugiau negu tik tai neturėti tokių nedidelių trikdžių ir susinervavimų. Tai yra turėti gyvenimo pilnatvę. Po ramybės palinkėjimo kalbame arba giedame Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Vėl prisimename tai, kad mums reikalingas Dievo gailestingumas tam, kad galėtume tinkamai prie jo artintis. Nesakau žodžio vertai, nes mes tikrąją žodžio prasme niekada nesame verti, bet jisai mums leidžia ir nevertiems prie jo artintis. Paskutinį lapą atsiverčiame. Ir pakylėjimas, vėl atsiklaupiame, kunigas iškelia taurę ir ostiją ir sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia yra centras. Laimingi, kokie laimingi, palaiminti. Čia vėl tas laimingumo, palaiminimo visas didžiulis konceptas. Tie, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Ir mes viseliai vieno sakome, nesu vertas. Nesu vertas. Bet tu tark žodį ir tavo ramybė, tavo gyvenimo pilnatvė ateis pas mane. Šimtininko, kuris prašė Jėzaus, kad išgydytų jo tarną. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum po mano stogu, jisai sakė, į mano širdį. Bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Va čia ta teisinga laikysena žmogaus Dievo akivaizdoje. Tada stojame dažniausiai eilute, kai kuriuose bažnyčiose kunigas eina, kai kada reikia, dažniausiai mums reikia prieiti, šitą tvarką žinote, kunigas, rodo ostiją ir sako Kristaus kūnas, kartais užsienyje gali sakyti Corpus Christi ar kitaip, ir mūsų atsakymas turi būti, turim atsakyti, tikėjimo atliepas yra amen. Esu girdėjęs, kad kartais žmonės sako ačiū arba taip, arba nieko nesako, tai nėra tinkami atsakymai. Tinkamas atsakymas yra amen. Tai šitą išlaikykime ir vėl tenais nereikia garsiai rėkti, bet šiaip jau pasakome tą amen. Tada amen, komunijos priegiesmė. Grįžtame atgal ir skiriame laiko pabūti su Jėzumi. Jėzus yra mumyse unikaliausių būdų ir dabar turime skirti jam dėmesio, jam laiko. Eucharistinis Jėzaus buvimas mumyse nėra ilgas, kol suyra, pavidalai duonos ir vyno. Ir jisai yra mumyse kitais būdais. Jisai yra mumyse malonės stovyje esančioje sieloje. Dievas yra visur, Dievas yra vargstančiame brolyje, Dievas yra šventame rašte kalba mums. Taip, tai yra tiesa, bet čia yra unikalus, neturintis savo lygių. Jėzaus buvimas su mumis, eucharistiniais pavidalais, duonos ir vyno pavidalais, ir priėmę komuniją skirkime laiko pabūti maldoje. Dėkojimas, prašymas, atsiprašymas, gėrėjimasis, atsidavimas. O čia reiškia, šito vietoje šitą laiką susidaro pauzė tam tikra, kol visi prieima, tai reikia skirti ne paplepėjimui su kaimynu, ne kitiems naudingiams dalykams, bet reiškia maldai, intensyviai maldai. Jeigu sveikata leidžia, atsiklaupiame, jeigu sveikata neleidžia, atsisėdame, išreiškiame, svarbiausia, kad mes pabūtume tikroje maldoje, atsistojame nuošalyje, jeigu nėra kur sėsti, jokio skirtumo. Jeigu galime, klaupkimės, nes tiktų čia dabar šito vietoje iš dėkingumo ir susižavėjimo šitą liturginį laikyseną. Tada,
kunigas kalba komunijos maldą, užbaigia, prašome per Kristų mūsų viešpatį, atliepiame amen ir mišių pabaiga. Viešpats su jumis ir su tavimi. Tiesa, prieš mišių pabaigą dažnai skelbimai skaitomi, per skelbimus galima sėdėti ir reiškia, tokie tiesiog bendruomenės reikalai aptariami ir tada kunigas mus palaimina ir išsiunčia pratęsti mišias. Reiškia, mūsų gyvenimo kasdiena turi būti mišių tęsinys. Tai tas išsiuntimas mūsų, kur sakoma, telydi jus viešpaties malonė, arba mišios baigtos eikite ramybėje, tai yra, reiškia, išsiuntimas gyventi Eucharistiją kasdienoje. Mišių šventimas liturginis baigtas, bet mūsų visas gyvenimas turi būti tąsa mišių, Eucharistijos tąsa. Atsiliepiame, dėkojame Dievui, giedame pabaigos giesmę, jeigu galime, liekame truputį pasimelsti, arba jeigu galime, liekame ilgiau pasimelsti, tinkamas laikas yra ir tada einame gyventi su Dievu, dėkojant jam, tai reiškia eucharistiškai gyvenant kasdienybėje. Mišios tai yra misijos. Eikite į misijas, į kur eikite, susitikite su giminaičiais, liūdikite apie savo išgyvenimus, apie Dievo žodį, eikite, aplankykite laiptinės gyventojus, šnekėkitės, kuom gyvenate, eikime į miestą, liūdikime tikėjimą. Iš tikrųjų tai yra misijos ir misijos yra ir jos niekada nesibaigia.